Ir tai tu jau iš tos masės, kur anksčiau eidavo visi tik tai į krepšinį, dabar yra daug labai dalykų. Tai tavo sūnus pasirinko futbolą. Taip, mano sūnus, jam tik 6 metai. Taip. Jam tik 6 metai yra, bet aš jį praeitais metais, kai nuo 5 metų neskumpliam, bet norėčiau krepšinį leisti. Ir tu išleidai jį į krepšinį ir ten yra su tėveliais, ten toks balaganas, viskas, bet jisai gauna to. Tada šiais metais į SKM išleidau irgi pirmas kelias treniruotės ir, 4 vaikai. Ten grupių daug ir taip toliau. Bet supranti, rinktinė nepatenka olimpiadą. Tada ateina Europos čempas. Ten visi vaikai mokyklai, darželį, tenai lipdukus renka, futbolo Europos čempas, ten vaikai ten lipdukus renka, taip toliau, fulė. 6 metų vaikas ateina, tėti, aš norėčiau futbolą žaisti. Ir tu taip, 6 metai aš suprantu, kad jeigu jisai rinksis tą krepšinį, dar N laiko, aš noriu, kad kuo daugiau jisai sportų darytų, ne? Ir tu nuvedi tą savo vaiką į futbolą, ne? Ir aš nuvedžiau VFA, Vilniaus futbolo akademiją. Ir aš jį ten nuvedžiau ir aš žiūriu, kaip jisai tą pirmą treniruotę treniruojasi, lietus pila. Ir aš matau, kad aš jo iš to futbolo nebeištrauksiu, nežinau kiek laiko. Nes ir masiškumas yra, kaip treneriai prieina prie tų vaikų, kaip dirba, kokios sąlygos yra, ir tu tiesiog, blemba, čia reikės pasičekinti šitą faktą, ne, jeigu yra ateinančiose, bet kas Vilniuje yra? Sostinės krepšinio mokykla, Vilniaus krepšinio mokykla ir ten Vilniaus krepšinis, man atrodo. 3 mokyklos. Užduok klausimą šitą Dončią. Kiek tu galvoji Vilniui futbolo klubų yra? Man atrodo 8 ar kažkas tarp 8. Man atrodo, man taip sakė 23. Man kažkas tai sakė, aš žinok šitą girdėjau, bet turiu menį girdėjau, kad 2-3 daugiau. Ir ta prasme, tai vaikai jau eina į tą, čia reikėtų tik tai futbolai vienos kažkokios dėlės pergalės, viskas, Lietuvos krepšinis, dingtų. Tai tų bėdų yra daug, kaip jas keisti, ką daryti, aš manau, prasideda nuo mūsų, prasideda nuo jaunimo, nuo edukacijos, nuo tų dalykų.